Na kągi, sveiki visi atvykę į naują FIFA Ultimate Team epizodą. Labas vakaras LGBTQ bendruomeniai, labas vakaras Šiauliems, labas vakaras Kaunui, visi kiti gali eiti nahu. Na, šiandieną žaisime FIFA 23 Ultimate Teamą. Na, realiai pirmą kartą gyvenime, kažkada galbūt buvo mano draugas prisijungęs, čia yra skolintas accountas iš mano labai gero draugo. Na, tai pasižiūrim, kaip komanda atrodo, na, tikrai turbūt nėra labai gera. Na, žinant, kad asmuo neturėjo galimybių žaisti šio žaidimo. Na, yra tik tais vienas žodis, tai yra varyti priekį žaisti ir jokių būdų nereikia parintis, nereikia nieko kito daryti, žinai. Iš tiesų pažiūrėsim, šiaip iš tiesų keista matyti kažką žaidžiant šitą žaidimą vasarą, na, ypač online editioną. Na, bet va, Keza 3003 nėra problema žaisti šio žaidimą taip vėlai. Tai yra asmuo prisijungęs pakankamai vėlyvų metą ir žaidžiant FIFA 23. Na, kaip čia dar pakalbėsime apie tos bendrus interesus, tai na, kaip turbūt daug kas žino, tai galbūt netiek ir daug, tai na, net išmušė visas mintis man šitas įvartis kitos asmenybės, bet na, kaip sakoma, per praeitą video bandėme išmokti latvių kalbą ir tikrai matysite antrą epizodą, nes labai daug iš jūsų tas epizodas patiko. Neseniai keltas epizodas iš tiesų, bet jau didelis kiekis yra mėgėjų, didelis kiekis yra žmonių, kuriem tikrai patiko tas epizodas, rašė mum ir mum rašė ir Instagramą, ir Facebooką, visur mum rašė. Deja, šių dalykų jums, kad susiekti, perduoti negalim, bet mum tikrai rašė, patikėkit mumis. Ir, na, rašė, ant kiek juos sužavėjo mano entuzijazmas. Taip pat, na, susikūrėm Contribui paskyrą. Contribui paskyrą, tikrai pasiekite mūsų Contribui, pamatysite visus video vlogus iš anksto ir pamatysite, kaip atrodo mūsų partijos dabartinis dalyvis. Tai kaip atrodo dabartinis, žinai, mūsų kaip susirinkimo asmuo, kuris, na, tiesiog yra įprastas asmuo mūsų grupuotėj. Na, ir čia dabar Vinicius Junioras pasirodo su dideliu kiekiu kojų galios. Ir dabar, oi, o galbūt čia ir penaltį, nepamatysim penalčio. Na, 3-0, antrajam kėliny tikrai išsilaikom labai neblogai ir aš pasakyčiau reikia, oi, įvartis 4-0. Nespėjo atmušti šis žaidėjas. Perimamas kamuolys, smūgis į vartus 4-1. Galbūt ir įmanomas yra susigrąžinimas link 0-0. Nu, vienu žodžiu, kaip tikrai neblogai žaidžiam čia. Na, jo, ir gavome penaltį. Na, mūsų komandos žaidėjas gavo penaltį ir laimėjo mačą.